būsimos nuotakos, aš turiu jums šitą dalyką parodyti. Jūs pažiūrėkit, kaip švytėjo mano veido oda vestuvių rytą ir apskritai į vestuvių dieną. Bėgu įvykiams už akių, jei čia pradėtų kažkas sakyti, čia galėjo būti makiažas, kažkokia švytėjimo priemonė, tai jūs pažiūrėkit, kaip atrodė mano veido oda keletą dienų iki vestuvių, be jokio makiažo. Tai ką aš dariau? Prieš vestuves man labai norėjosi, kad oda natūraliai švytėtų, kad tas makiažas būtų tik lengvas paryškinimas, o ne viskas slepiantis sluoksnis. Į Sapiegos klinikai nuėjau 3 metus, tai kaip visada, tiesiog nuėjau pas savo kosmetologę, kurią visiškai pasitikiu, ji pati pasiūlė, ką daryti, tai rekomendavo procedūrą su Biologic Research produktais. Viskas vyko švelniai, be jokios dramos, veidas buvo nuvalytas, padaryta rūgštinė procedūra, pridrėkinta oda. Jau po jo atrodžiau pailsėjusi, švytinti tarsi po gero miego ir atostogų vienu metu. Šitą procedūrą buvau dariusi ir anksčiau, kad žinočiau, kaip reaguoja mano oda, bet prieš pat vestuves ją pakartojau dar kartą. Ir tikrai, tą rytą oda atrodė geriau nei bet kada. Jei ruošite svarbiai progai, labai rekomenduoju pasirūpinti oda iš anksto, kai viskas atrodo gerai iš vidaus, tada ir išorėje viskas tiesiog susijungia. Nu ir taip, reikia nepamiršti, kad ne tik nuo procedūrų viskas priklauso, bet ką mes ir namie tepame ant veido, kokia ta skincare rutina, dėl to, kad viskas ir sueina į vieną visumą. Tai aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad prieš vestuves nusprendžiau tokį kursą pasidaryti ir susižiūrėti viską, ką naudoju tiek namie, tiek kokias procedūras pasidaryti, kad vestuvių rytą tas rezultatas kalbėtų už save.